Ne tokios ir skirtingos, su begalė klaidų, dar laikėmės to pirmoji pusėje ir antroji tiesiog su tom pačiom klaidom, su tom pačiom derinių neišpildymais tiesiog nebesilaikėm, tai gal tas rezultatas atrodė, kad ta pirma pusė geresnė, bet iš tikrųjų tai nebuvo geras žaidimas. Kiek jautėsi, kad vis tiek komanda buvo ritme prieš pertrauką ir dabar buvo ilgesnė pertrauka be rungtynių, žaidėjai, vieni ir turėjo laisvesnių dienų, jų žaidė rinktiniai, kad to ritmo nesijautė nuo pat rungtynių pradžios? Kaip ir treneris sakė, tai normalu. Visi turėjo kažkiek poilsio, tas ritmas, aišku, buvo man geros bangos, bet tą ritmą kažkiek praradom ir tai normalu yra, gali tas rungtynių pradžių kažkiek ieškoja, bet po to turim prisitaikyti, vis tiek tu žaidi 50-15 minučių ir tu turi susigrąžinti tą ritmą, tai šiandien to nepavyko padaryti. Kalbant apie tas klaidas gynyboje, kur labiausiai baudė Olympiakos šiandien? Daug tokių, kur prakirtimų, nesusikeitimų, kur pramiegodavom, daug rizikų, kurios nepasiteisino. Sunku pasakyti, sakau, reiktų pažiūrėti vėl video rungtynių, daug kas neveikia tikrai. Ir galima sakyti, kad Olympiakos yra tas varžovas, kuris ir labiausiai parodo, jeigu trūksta energijos ar ritmo, nes yra komanda, kaip ir pats minėjot, žaidžianti daug be kamulio, kuri gali greit labai bausti už tą nesuskupimą. Baust gali, bet energijos prasme negali, nes jie turėjo tikrai smarkiai mažesnę rotaciją už mus ir energijos prasme negalėjom jam nusileisti, bet kaip matėm šiandien tikrai jie ir fiziškesni buvo. Atėmė Olympiakos ir tuos Lauryno Biručio flauterius, tą žaidimą su juo, kiek šiandien ir to trūko aikštėje? Tai trūko, patys matyt, kiek Laurynas duodavo prieš tai ir šiandien tikrai nėra lengva prieš folą žaisti ir kažkiek uždengė tos metimus, irgi Laurynas kažkiek praradęs ritmą, nesportavo kurį laiką, tai nėra lengva jam, bet čia yra vienos rungtynės, reikia nepamiršti, kiek jis mus tempė paskutiniu metu. Ką galima apskritai pasimti iš tokių rungtynių žvelgiant į ateitį ir toliau bandant kabintis į tą likusią atkarpą Eurolygui? Tai kaip ir po kiekvienų rungtynių žiūrėti video, pasimokyti, nedarytų pačių kvailų klaidų, sakau, nieko protingo šiandien nepasakysiu, kaip ir po kiekvieno kažką galima pasimti, tikrai treneris paruoš video, paruoš planą kitoms rungtynėms ir žiūrėti.